Pirmajame skaitinyje, pirmoji Karalių knyga, 19 skyrius, 9-16 eilutės, mums šiandien prabyla apie tai, kur Viešpats būna mūsų valioje, arba kur mes galėtum tikėtis jo buvimo mūsų vienam ar kitam sprendime ir kur Viešpats nebūna toje mano sprendimo situacijoje. Pranašas Elijas, štai kaip aprašoma toje Karalių knygoje, tas visas procesas tam, kad mes išmoktumėm kažką, prisimintumėm ir pritaikytumėm praktikoje. Štai Elijas yra urve, čia visa klasika, kalnas, Horebas, ir dabar toje grotoje, tame urve, jį prabyla Viešpats, išeik ir stokis ant kalno prieš Viešpatį. Sako, einam pakalbėti vyriškai. Žinot, tarp mūsų vyrų, jeigu tu kažkur tai esi, kažkoks tai vakarėlis gali vykti, dar kažkur tai, ir jeigu ateina kitas vyrukas, sako, einam į lauką pakalbėti. Tai reiškia, kad bus tikrai nemoteriškas pokalbis. Tai būna, kad ir apsistumdoma, būna, kad ir, kaip sakant, kai kas bus ne visai malonu. Aišku, būna reti atvejai, kai tau ateina ir pasako kažką labai gero, žinai. Bet šiaip, čia tokia yra situacija. Ne veltui Viešpats ir naudoja tą patį pasiūlymą, ką jisai kalba savo Biblijoje. Būk vyras ir vyriškai elkis. Tai sako, einam į lauką pašnekėti. Davai. Ir štai praėjo Viešpats. Ir ten buvo tie 4 argi ten 3 momentai. Pirmiausiai praeina galingas vėjas, audra, ten, kuri drasko kalnus, daužo uolas. Paskui atsiranda žemės drebėjimas, atėjo paskui ugnis. Tai visais tais 3 atvejais, kai siautėja audros mūsų gyvenime, kai tavo emocinė būsena yra uraganas, esi susijaudinęs, nežinau, tai gali būti euforija, tai gali būti liūdesys, savęs suerzino kažkas tai. Paskui žemės drebėjimas. Tai yra būsena, kai tu esi išsigandęs. Man teko būti Italijoje ir Lietuvoje esu patyręs kelių žemės drebėjimus. Taigi būna toks labai jausmas, aišku, kai tu irgi tave tai paliečia, tu nežinai, ką daryti. Vadinasi, emocinė būsena. Paskui ugnis, sako, jis užsidegė pykčių. Kiek mes pašvęsto gyvenimo žmonės, kurie turėtume būti pavyzdys mūsų paprastiem broliukam, sesutėm, kurie gyvena normalų gyvenimą, kuria šeimas, eina į darbą. Taigi, mes užsidegėm kažkokiu tai šventų pykčių. Aš pasakau, žinok, Elijau, kadangi tu esi mano pranašas, nepriimk sprendimų tokiuose būsenose. Nes, kas yra parašyta, bet Viešpats nebuvo nei toje audroje, nei tame žemės drebėjime, nei toje ugnyje. O kur jisai yra? 4 forma. Praėjus ugniai prasidėjo švelnus ramus šlamėjimas. Toj vietoj, netgi pats jau Elijas nieko ten pasakoti nereikia, tai išgirdęs Elijas apsiaustų užsidengė veidą. Taigi, ir tada vyksta pokalbis. Ką čia veiki? Nieko vyriškas pokalbis, sako, einam į lauką pakalbėti. Man čia prigazdino įvairiausiais būdais, kaip sakant, žinot, tarp vyro, kalbant, parodė savo raumenis. Tikriausiai šiais laikais parodės tatuiruotę, kiek jis kur ką užsidėjęs yra. Koks jisai, nežinau, menininkas gal, koks šiaip keistas žmogus. Čia truputį šaržu apie tas tatuiruotės, kadangi atrodo, kad kuo toliau ta vyriškoji giminė atrodo greit neturės ką parodyti. Tai Viešpats, jisai kalba Elijui. Ir dabar, ką tu čia veiki? Ką aš dabar čia veikiu? O šitas klausimas užduodamas tam, kad truputį man padėti asmeniškai
susivokti, kur aš esu. Trumpai tariant, žinot, toks yra momentas, kai tu esi šoko būsenai po žemės drebėjimo, po ugnių ir taip toliau, tau taip truputį per veidą padaužia, sako, pum, žinai, atsibusk, kelkis, žinai, neišsigąsk, grįžk į save. Nes ką tik tai patyrei būsenas, kuriuose mano valios tu nelabai išgirsi ir nesuprasi. Ir šitoje vietoje tas užklausimas, ką čia veiki, mane išprovokuoja ir mane priverčia atsakyti, kai manęs klausia karo vadas, kai manęs klausia karalius. Aš stoju ugningai už Viešpatį kareivijų Dievą ir paskui pasakoja, kodėl jis toks ugningas, kodėl jis ugnyje toks liepsnojantis pykčiu ir susijaudinęs, nes išdėsto visą tragediją, išdėsto savo krizinę situaciją. O ta situacija tikrai, atkreipkite dėmesį, mes, kurie turime melstis už tą vieną ar už kitą intenciją, kai matom, kas darosi aplinkui. Ir jisai įsivardina, kur jo gyvenime konkrečiai buvo ir tie uraganai, ir tie žemės drebėjimai, kas ten įpurtė, ta politinė situacija. Žiūrėkite, tuo metu bažnyčios situacija buvo kraupi. Ir jis tą dalyką konstatuoja. Sako, tauta atsisakė tavo sandoros, grįžkime mūsų Lietuvą. Lietuva, didžioji Lietuvos dalis atsisako gyventi pagal 10 Dievo įsakymų. Jaunimas, vadovai, kurie buvo pakrikštyti, kurie deklaruoja, kad yra tavo mokiniai, jie daro Sodomos ir Gomoros nuodėmes, nemato tame problemos. Čia galėtum dėti sąrašą visą, bažnyčios tuštėja, ten, nežinau, čia yra parašyta, kad kalaviju išžudė tavo pranašus, nežinau, ten išžudyti kunigai arba ten, nežinau, įvairios kvailystės, nesąmonės, skandalai, kas tik nori, kas gali blogo nutikti, nutiko. Ir jo tokia tiesa, ir negana to, likau vienas, dabar jie tiko atimti ir mano gyvybę. Visa, ką tu man Viešpatie parodai, mano gyvenime de facto ir atrodo de jures. Viešpas ramiai taip. Eik savo keliu, per tyrus atgal nuvyk į Damaską ir taip ramiai išdėsto. Sako, Elijau, dabar jeigu taip išversti mums, ką mes turime daryti praktikų. Mielas broliai, mielas sesė, mes esam tie ir de jures, ir de facto, kurie turėtum atstovauti šiandien mūsų tėvyniai Lietuvai, miestui, kur mes tik tai būtum tą Elijo situaciją, nes esam gavę Elijo patepimą. Krikšto sakramento metu ir dar ten pagal savo pareigas. Sako, ramiai dirbk savo darbą. Tik tau atrodo, kad tu čia likau vienas, kaip tame pasakojime su Vilniaus vienu gyventoju. Skambina, kas ten draugas savo draugui ir sako, atvažiuok greičiau, verkiu vienas. Ir tas kitas sako, neverk, žinai, Petrai, neverk, sako, atvažiuosiu adresą, sakyk, aš tau ir sakau, verkiu vienas, neverk. Sakyk adresą, aš tau ir sakau, aš neverkiu, verkiu vienas. Taigi, o tas momentas, pasirodo, yra Vilniuje tokia gatvė Verkių. Ir ten yra namas numeris 1. Bet kažkas panašaus būna ir su mumis. Kai man Viešpats kalba labai konkrečiai, sako, stoviu čia, Kretingoj prie sesučių Klaros vienuolyno, adresas toks ir toks, ir, kaip sakant, ir manęs kažkas nesupranta. Taigi, sako, nusiramink, išanalizuok gerai situaciją ir pamatysi, kad tau reikia gyvenime darant sprendimus, kas bus toliau. Nurimk, pabūk tame vėjelėje.
O kur tai galima įvykti? Ir aš dabar gal man toks keistas esu, bet man, kaip sakant, per Kristų su Kristumi ir Kristuje. Vėl viskas susiveda į tuo čia bus, mes turėsim pasimatymą. Pasirodo, va tas ramybės būsena ir yra adoracija šiandien. Ir galima aiškinti, kas tik nori ten visokius vėjus ir taip toliau. Va, jeigu nori su Viešpačiu pakalbėti, adoracija nuo latiniško žodžio ad oram, ranką pridėk prie burnos, patylėk, jeigu nežinai, ateik pabūk bent valandėlę su manim, nurimk, patirk va tą švelnų ramų šlamėjimą ir išgirsi, ką turi daryti toliau. Amen. Aleliuja.